Knygos anatomija. Šiurpinys. Pasakos siaubasakos vaikams. Teksto anatomija pagal Rasą Lazauskaitę. Pradžia. Vieną žvarbų rudens vakarą mažame butuke pačiame Vilniaus centre sėdėjau supamajame krėsle kartu su trečia, kelių mėnesių dukra ir dūsavau. Pavargau taisinėti, dviese bijoti drąsiau savo pirmosios knygos rankraštį. Rašiau ir perrašinėjau ją su pertraukomis kelis metus, bet vis dar buvau nepatenkinta. Reikėtų užbaigti, bet nebeturėjau nei jėgų, nei noro. Nenori nerašyk, sako man vyras. Bet nieko nerašyti aš irgi negaliu. Kągi rašyti? Kągi, nužvelgė jis beveik 4 metrų aukščio knygų lentyną, remiančią lubas. Rašyk lietuviškas pasakas. Kaip aš jas rašysiu? Juk jos parašytos. O tu imk ir perrašyk jas savaip. Ypač tas baisesias. Tiesą sakant, man jau seniai buvo kilęs noras pasakas perpasakoti, tarsi išversti jas į vaikų kalbą. Bet abejojau, ar taip galima, juk autentiškos pasakos šventas nejudinamas dalykas. O kodėl ne? Juk perpasakoti nereiškia sunaikinti. Ta patį vakarą įsimetėm į vežimą mažąją, nuvažiavom iki Adomo Mickevičiaus bibliotekos ir prisikrovėm pasakų tiek, kiek leido išsinešti. Grįžusi puoliau chaotiškai jas skaityti. Galiausiai stabtelėjau prie pasakos Vištytė ir Gaidelis. Mane užkabino, kad visose pasakos versijose finalas tarsi kirviu nukirstas. Pabaigoje vilkas sako, aš ne ratu užsukamas, ne lazda užkišamas. Mano gerklė ne kraštų griežta, ne kaltų kalta. Ir visur tas pats, vilkas blogas ir viso gero. Sėdau ir vienu atsikvėpimu surašiau savo pasakos versiją. Nors šiaip visus tekstus labai ilgai ir kruopščiai gludinu. Bobutė ir vilkelis taip lengvai ir smagiai iščiuožė į pasaulį, kad niekada daugiau jos ir neliečiau. Toks rašymo nuotykis man, bent kol kas, daugiau nepasikartojo. O Bobutė ir vilkelis tapo kamertonu kitoms pasakoms. Kai tik nuklysdavau į lankas, vis grįždavau paklausyti pradinio jos skambesio. Pasiruošimas. Pavadinau savo naująjį kūrybinį etapą Pabaisakos ir ėmiau tyrinėti pasakų pasaulį. Vaikystėje mums su broliu nei močiutė, kurią retai matydavome, nei tėvai pasakų nesekė ir neskaitė. Pasakas mums sekdavo televizorius ir kelios vinilinės plokštelės. Dažniausiai sukdavome pasaką apie Sigutę ir apie vilką, kuris uodegą prišalo. Vėliau, kai pradėjau skaityti, perskaičiau Anderseno, brolio Grimų, Haufo, Hofmano pasakas, po ranka pasitaikiusius lietuviškų pasakų rinkinius. Tačiau ypatingai į jas nesigilinau. Tad dabar man atsivėrė visiškai nepažįstamas pasaulis. Aš įsimylėjau pasakas. Įsimylėjau jas su visais nelogiškumais, baisumais, primityvumu, grubumu, anapusiniu dvelksmu, keiščiausiamis nesąmonėmis ir kita velneva. Supratau, kad su bibliotekos knygomis neprasisuksiu, reikia turėti savas. Susipirkau, išsikaulijau už draugų ir susirinkau visai neblogą lietuviškų pasakų kolekciją. Tuomet prasidėjo popieriukų, žymekliukų, užrašų ir visiško chaoso periodas. Iš pradžių ėmiau dairytis ir rankioti pasakas, kurias galėčiau netikėtai ir prasmingai susijęti. Pakeliui rasdavau įdomių posakių, žodžių ir tekstų fragmentų. Dalį jų žymėdavausi skirtukais, kažką rašydavau į sąsiuvinį, kitką iškart kišdavau į kompiuterio stalčiukus. Tikrindamas skirtingas tos pačios pasakos versijas, šokinėjau nuo vienos knygos prie kitos, ieškodama reikalingos pasakos, užkibdavau už kitos. Greitai visos knygos subėgdavo nuo lentynų ant stalo. Galima sakyti, skaičiau visas knygas vienu metu. Buvo ir tvarkingų periodų, kai išsirinkdavau kelias knygas ir mėgindavau nuosekliai jas skaityti. Bet tai trukdavo neilgai. Nejučia vėl leisdavausi į medžioklę. Tai prisikaupė galybė naujų senų pasakų variantų. Veikėjai. Baisumynai mane traukė nuo vaikystės. Mano augančias merginas irgi. Kad pasakos rinkinyje turėtų būti baisios, buvo tarsi savaime suprantamas dalykas. Taip susiklostė, kad į pagrindinius pirmosios pasakos veikėjus įsliūkino vilkas. Paskui jį labai greitai subėgo ir kiti vilkai.
Vilkas lietuviškose pasakose dažniausiai tiesiog blogas. Aš jam pridėjau įvairesnių spalvų, galima sakyti, sužmoginau. Velnias irgi atsirado neatsitiktinai. Manau, kad nėra gėrio be blogio ir blogio be gėrio. Svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą. Ir mano velniai ne juodai blogi. O kaip atsvara vilkams ir velniams atsirado išmintingas diedelis. Tačiau ir jis nėra saldžiai geras. Sugalvojusi veikėją paprastai jį nusipiešiu ir prisisegu prie lentos. Kartais būna ir atvirkščiai. Eskizuoju, kol neaiškus, nesusiformavęs personažas įgauna formą ir charakterį. Aplinka. Vaikystėje ir jaunystėje ryte rydavau knygas, bet labai nemėgau gamtos aprašymų. Visus juos praleisdavau. Tikriausiai todėl, kad pati mėgdavau susikurti vaizdą galvoje. Mano pasakose veiksmo vieta tiesiog miškas ar kaimas, jis nedetalizuojamas, nebent to reikalautų pasakojimo logika. Nemėgau ir pasikartojimų, dažnai būdingų pasakoms. Dabar suprantu, kad jie reikalingi, tačiau mėginu juos kitaip pateikti, kad nekiltų noras perversti puslapį. Sąmoningai nenaudoju ir vaikams nepažįstamų žodžių, tokių kaip vyžos ar jauja. Siužetai. Kadangi mėgstu sudėlioti viską į dėžutes, susirašiau, iš kur ir kokius pasakų fragmentus paėmiau. Užfiksavau netgi, iš kur paimtos frazės, iš kurių išsirutuliojo pasakų fragmentai, ar net išsiviniojo visa pasaka. Baigusi pasakas rašyti, tuos užrašus peržvelgiau ir supratau, kaip ir toli, ir tuo pačiu visai netoli nuo jų nutolau. Pavyzdžiui, pasaka Paukštelė iš burnos. Pradėjo man dėliotis atradus mitologinę sakmę Nuvarginta siela iš Sužeistas vėjas. Norėjau būtinai panaudoti trumpą siužetą. 2 draugai prisėda pailsėti, vienas užmiega ir jam iš burnos išlekia paukštytė siela. Palaksto, vėl įlenda atgal. Antrasis draugas uždengia burną ir neįleidžia paukštytės. Draugas vos nemiršta, bet galiausiai paukštytė sugrįžta ir viskas baigėsi gerai. Savo pasakoje pridėjau 2 draugam į kompaniją merginą, velnę ir išauginau visai naują pasaką. Priminsiu žinomos pasakos Dangus griūva vieną pabaigos variantų. Kai tik briedis duris pravėrė, puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės nusisuko sprandą, katinukas nuo kartelės šokdamas kojeles išsilaužė, kiškelis iš pošluotos lyzdamas akeles išsibadė, vilkas lyzdamas iš pakrosnio šonkaulių susilaužė, meška lyzdama iš krosnės nugarkaulį persilaužė, o briedis išliko gyvas ir parėjo namo. Mano pasakoje, kaip kiškutis dangų griovė, žvėrių bėgimo maratonas atsikartoja, kaipgi be jo, bet žvėrių santykiai, dialogai, laikantis ragais dangų briedis, tarsi stebėtojas iš šalies ir 5 pasakos pabaigos mano sumanymas. Buvau prirašiusi tų pabaigų ir daugiau, bet palikau pačias netikėčiausias. Labai tikiuosi, kad tėvai su vaikais aptarinės, kuri yra geresnė, teisingesnė ir esnė. Kūrybinis procesas. Mano visi rašymai tarpusavį persipynė. Kai pradėjau rašyti pasakas, nebuvau dar baigusi pirmosios savo knygos Dviese bijoti drąsiau. Kai ją baigti susiradau pretekstą, nacionalinį vaikų literatūros konkursą, dar kartą visą istoriją perkonstravau, perrašiau ir tik tuomet likau patenkinta. Rankraštį atidavusi vėl grįžau prie pasakų. Kai knygelė Dviese bijoti drąsiau nugalėjo konkursą ir atsirado galimybė ją išleisti, po ilgų dvejonių pasiryžau savo tekstą iliustruoti. Pasakas vėl atidėjau į šalį. Kai pasirodė knyga Dviese bijoti drąsiau, pradėjau rašyti 3, dabar jau pabaigtą savo knygą Stebuklinę pasaką Plaukia upė dangumi, kurioje pasakojimą supyniau su užsilikusiais mano archyve ir niekur nepublikuotais Marcelijaus Martinaičio eilėraščiais. Tuomet nusprendžiau kuo greičiau sutvarkyti pasakas, atiduoti kuriai nors leidyklai ir toliau plaukti su upė dangumi. Rankraščiams ir autoriams, manau, labai naudinga kurį laiką pailsėti vieniems nuo kitų. Vėl susitikus geriau pasimato, ko trūksta, o ko per daug. Taigi atrinkau mano galva geriausias pasakas ir visas jas naujai perrašiau. Taip ir atsirado galutinis knygos variantas. Knygą rašyti pradėjau, kai jau auginau vaikus. Rašydavau tik tada, kai likdavo jėgų ir laiko.
Tad Šiurpinį rašiau ir kai dar gyvename miesto centre, ir kai užmiestyje statėmės namą, ir kai jame kūrėmės. Karantino metu rašydavau, galima sakyti, sėdėdama nuotolinėse vaikų pamokose. Šiurpinio rašymas buvo ir neatsiejamas nuo buities ir drauge smagus nuo jos pasiplovimas. Geriausias laikas rašymui man vos pabudus, kai protas dar miega. Pasąmonė kartais išmeta nuostabių dalykėlių. Tik ne visuomet turiu tokią prabangą, kartais reikia užsimti visai kitais reikalais. O šiaip įprastai rašau, kai tik randu laiko properšą tarp įvairiausių darbų. Yra labai geras posakis, jei pradedi galvoti, kad tai, ką darai, yra labai svarbu, laikas išeiti atostogų. Stengiuosi juo vadovautis. Dažnai, žinoma, po atostogų, ypač ilgesnių, užpuola kitos bėdos. Būna baisu vėl grįžti prie rašymų. O kas, jeigu nieko nesigaus? Juk gebėjimas rašyti joks mano nuopelnas. Tai paveldėtas ar aukštesnių jėgų dovanotas dalykas. O kas, jeigu jis staiga iš manęs atims? Žodžiu, aš linkusi pabijoti. Jei tik galiu susigalvoti, ko bijoti, būtinai susigalvosiu. Kartą Dailės akademijoje mano mylimas piešimo mokytojas Viktoras Bakšys, pamatęs mane sustingusią priešais molbertą su pieštuku rankoje, mestelėjo. Balto popieriaus baimė? Labai tiksliai įvardinta būsena. Nuo to laiko tokius periodus taip ir vadinu, o padeda man juos įveikti patys paprasčiausi kasdieniai darbai. Kai rankraštis su pasakomis buvo baigtas, norėjau kuo greičiau jį atiduoti leidyklai ir užsimti kitais reikalais. Bet Šiurpinys turėjo savo planų. Visų pirma, jis labai ilgai rinkosi savo dailininką. Galiausiai atsirado Laimutė. Be galo džiaugiuosi ir jos draugystė, ir jos iliustracijomis, kurios jau skina laurus tarptautiniuose konkursuose. Ačiū Ingai Dagiliai už profesionalų ir be galo patrauklų knygos maketą. Vainiui Bakui už kantrybę ir rūpestį. Kiekvienas iš prisidėjusių prie knygos gimimo, kiekvienas skaitytojas, kuris kažką artimo joje atranda, turi pilną teisę sakyti, tai mano knyga. Ir aš tuo džiaugiuosi, nes tai ir mano knyga. Iliustracijų anatomija pagal Laimutę Varkalaitę. Stilius. Knygos tematika buvo svarbiausias dalykas lėmęs iliustracinę atmosferą ir inspiravęs ją perteikiančią stilistiką. Man kaip iliustruotojai visada rūpi, jog tai, kas vaizduojama, taptų tampre sąšauka tarp minties, grafinės technikos ir vizualios išraiškos. Vos tik įsigilinus į Rasos pasakas, iškėliau savo klausimą, kaip perteikti pasakų veikėjus, kokiu būdu jiems suteikti ekspresijos, jog jie ne tik atskleistų teksto vaizdingumą, bet ir ilgam paliktų atminty. Taigi, leidusi į eksperimentinę grafinę kelionę. Susikūriau plačią grafinių technikų paletę ir pasileidau į nuostabę, netikėtą, atradimų kupiną kūrybinį nuotykį. Sulig kiekviena iliustracija buvo smagu stebėti, kaip skaidri akvarelė suteikia personažams lengvumo, tamsios tušo dėmės, dramatiškumo, o spalvotų pieštukų štrichai švelnumo. Šis grafinis stilius, kurį galima pavadinti skaitmeniniu koležu, leido sukurti iliustracijų daugiasluoksniškumą, atskleisti personažų charakterius, sustiprinti jų impresiją ir pasinerti žaismingą minties dėlionę, įtraukę, pagavę ir kaskart netikėtą. Pasiruošimas. Visa, kas vaizduojama knygos iliustracijose, daugiau mažiau yra Rasos teksto įkvėpti vaizdiniai, atkeliavę iš manosios asmeninės patirties, gamtos ir žmonių stebėjimo, domėjimosi lietuvių liaudies ornamentika. Tik kai kur, kaip antai pasakoja Vilkas karvės kailyje, atsiranda stilizuoti batsiuvio įrankiai, kuriais teko pasidomėti, pasižvalgyti internete ir juos prisijaukinti, jog natūraliai sugultų į 30-ąjį knygos puslapį. Veikėjai, aplinka. Kai Rasa pakvietė iliustruoti knygą, supratau, kad tai nebus lengva užduotis, juk tai ne šiaip pasakos, o pasakos jau pasakos. Tačiau sykiu aplankė geras jausmas, jog štai nepaprasta proga dar kitaip pažvelgti personažą, vieną įdomiausių man iliustracijos sričių. Tekstas arba istorija, kurianti veikėjo charakteristiką, svarbiausias momentas, į kurį įsigilinus suprantu, kad kiekvienas šios knygos personažas, apimantis visą puslapį ar kažkur slypintis tik jo kamputyje, yra unikalus
ir kad jo nepaprastumui atskleisti nepakaks vien grafito pieštuko linijos ar akvarelės potėpio. Grafinė technika tapo esminiu aspektu atskleidusiu ir sustiprinusiu kiekvienos siaubasakos veikėjų bei jį supančios aplinkos detalių emociją. Vilko kailis padengtas sauso tušo dėme tapo dar labiau vilkiškas. Švelni akvarelė nugulė ant skaistaus gražuolės veido, o blyneliai ir riestainiai apibarstyti cukraus kruopelėmis tapo dar kvapnesni, kai juos užpildė popieriaus tekstūros. Rodos paliesi, pajausi, užuosi. Taip iliustracijos įgavo taktilinio jausmo, gyvybingumo ir emocinės žaismės. O tai svarbu, nes vaizdas, kaskart susitinkantis su jį žiūrinčiu, paliečia, jaukina, pasilieka. Siužetai. Knygoje 13 pasakų, tiek pat ir didžiųjų iliustracijų, bei daugiau nei 200 mažyčių piešinių, pabirusių puslapiuose bei papildančių pagrindinių iliustracijų mintį. Kuriant kiekvienai siaubasakai iliustraciją, buvo siekta jie atskleisti esminius pasakos vingius, tarsi papasakoti visą pasaką viena kompozicija. Taip, iššūkis buvo didelis, tačiau vertas apmąstymo ir išpildymo. Toks apsisprendimas leido sukurti konkrečios pasakos emociją persmelktą iliustraciją. O visos iliustracijos – dinamiška spalvinė kompozicinė įvairovė, į kurią žvelgiant būtų nesunku atsekti, kuri tai pasaka. Ženkliškumas – dar vienas šių iliustracijų bruožas, kuris išlaikomas ir mažuose piešinėliuose, subtiliai Ingos Dagilės įkomponuotose tekste ar šalia jo. Tai, kas šioje knygoje paversta vaizdais, inspiravo tekstas ir pasakos vingiai, kuriuose išryškėjo tai viena, tai kita esminė detalė. Iš pradžių tik mintise, o paskui ir prieš akis. Tekstas arba istorija neturinti tekstinio pavidalo. Būtent tai ir yra manosios vizualios kalbos įkvėpimas. Kūrybinis procesas. Tai buvo nuostabus vasaros laikas. Pamenu, pirmieji knygos iliustracijų apmąstymai gimė gulint hamoke po riešutmedžiu, kartkartėmis prasiskverbiant saulės spinduliui pro jo lapus, dažnai pakutenančius mano skruostą. Kai eskizai jau buvo sukurti, prasidėjo grafinių tekstūrų kūrimas. Netikėta ir žaisminga šio baisiai smagaus kūrybinio nuotykio dalis. Tačiau pats smagumas dar tik laukia. Ir štai Liepos 1. Pirmosios iliustracijos, pirmieji pastelės, tušo, anglies, pieštukų, akvarelės ir kitų technikų deriniai, skambėjimai, nudžiungu. Apsidžiaugė ir Rasa. Ir ko daugiau reikia, rodos. Ogi tik kurti toliau, pamaniau, su tuo džiugesiu, kurį tikiu pajaus ir kiekvienas šios knygos skaitytojas. Esu dėkinga Rasai už suteiktą kūrybinę laisvę, už pasitikėjimą. Kiekvienas kūrėjas man pritars, kad tai labai svarbus dalykas, leidžiantis kūrybiniai minčiai plaukti, augti ir žavėti. Visą šį kūrybinį procesą visada atsiminsiu kaip vieną šviesiausių, žaismingiausių ir šmaikščiausių. Jo patyrimas buvo kaip oro gūsis, atgaiva ir tai, ko pasiilgstama. Ir nežinia, ar tai lemtis, ar turbūt lemtis, tačiau tuo metu, kai iliustravau Šiurpinį, laikas buvo palankus kaip niekad. Atostogų metas, skubių darbų nebuvimas, ramu, tik kurk. Gal kiek buvo staptelta ties viršeliu. Čia buvo keli ieškojimai ir apmąstymai. Tačiau Rasos ir Ingos dėka visos kartu atradome sprendimą. Tiksliau pasirinkimą iš pasiūlytų idėjų. Ir raidės, kurios turėjo būti titulinėme lape, nutupė ant viršelio. O ragana apsiglėbusi puodą Šiurpinio apsigyveno knygos pradžioje. Visos kūrybinės kelionės metu visada jaučiau Rasos ir Ingos palaikymą, supratingumą. Ir čia verta pasakyti jums abiems ačiū. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.